Labas, esu Kristina, dalinuosi trumpais patarimais apie grožį ir sveikatą. Šį kartą pasidalinsiu patarimu apie jautrumą moterišką. Bent jau aš, nežinau kaip tu, bet tiesiog su kiekvienu vaikučiu tapau vis jautresnė, nors prieš vaikus nebuvau tokia jautri. Ir tikrai būna tokių situacijų, kai negali verkti, turi susitvardyti ir neišeinam. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, dabar nesenai irgi buvau automobiliu važiuojant, kadangi rugsėjo mėnuo yra vėžių sergančių vaikučių mėnuo. Išgirdau tiesiog reklamą, kaip mamos vienos išlydi vaikučius į darželius, į mokyklas, kitos tiesiog turi tarp keturių sienų gelbėti savo vaikučius, tai tikrai pradėjo ašaros bėgti upeliais ir tiesiog negaliu sustoti, tai tiesiog džiaugiuosi, kad aš neinu į darbą fiziškai, bet atsimenu, ko man reikėdavo darbę, tai reikėdavo susitvardymo, tai kas man padėdavo, tai yra nuo 100 skaičiavimas atgal, todėl kad į priekį, kai skaičiuoji, tai tavo smegenys labai lengvai tą informaciją priema ir neužsimiršta. Atgal skaičiavimas, kai 199, 98, tavo smegenys galvoja ir taip susitvardai. Tikiuosi, buvo naudinga.